Šįryt mišką apgaubė didžiulis nerimas. Pasklido žinia, kad atokiausiame beržynėlio pakraštyje sriūbauja į drevę įlindęs meškiukas Didis. Visą rytą graudžią jo raudą iš lūpų į lūpas nešiojo ne tik medžiai, žolės, dobilai, drugeliai, paukščiai, bet net ir debesys. Jis liuokdami vienas per kitą norėjo įsitikinti, ar ši žinia nemelaginga. Nejau miško linksmuolis padauža Didis išties verkia, nejau jis moka verkti. Negalėjo patikėti dangus, gūžteldamas pečiais ir į žemę mesteldamas kelis lietaus lašus. Nejau aš tau bloga. Jis negalėdamas sulaikyti raudos kūkčiojo meškiukas. Už ką? Na jau ne, jūs kaip sau norit, tarė ryžtingai nusiteikęs pienės pūkelis. Bet aš išsiaiškinsiu, nebegaliu klausyti, o jūs? Piktokai dėbtelėjo į prie medžiui susispietusius debesis. Irgi geri, užuot padėję išsiaiškinti, žiūrite ir nešiojate paskalas po visą miško dangų. Drąsiai išsakė savo nuomonę, pienės pūkelis striktelėjo ant vėjo nugaros ir pačiupęs už jo baltų, minkštų ūsų, lyg pačia minkščiausia karieta, nuskriejo iki drevės, kurioje ir lindėjo Didis. Kad neišgąsdintų mažojo raudotojo, vos girdimai užtipeno ant jo kairiosios kojos letenėlės ir pradėjo ją glostyti. Gudrus pienės pūkelis žinojo, tai tikrai paveiks. Drauguži, pasakyk, kas yra? Tarė jis. Visas miškas nerimauja. Meškiukas neatsakė, tik letenėlėmis trynė akis, tarsi norėdamas, kad šios sugertų visas ašaras ir niekas nematytų, kaip jam skaudu. Nematyti gal ir būtų įmanoma, bet nejausti ne. Mes negalime ramiai stebėti, kaip tavo širdis kūkčioja. Prašau, pasakyk, gal mes galime padėti? O gal mes kažką ne taip padarėm? Tik pasakyk, kas tave įžeidė ir aš su juo kaip reikiant pasikalbėsiu. Pakutendamas, nesusilaikydamas ir vos regimą, bet labai juntamą šypseną, prakalbo meškiukas. Nesu aš vien tik švelnus. Jeigu mano artimieji ir geriausi draugai liūdi, aš galiu tapti dygus. Manai, kad ežiukai yra ežiukai? Ką? Na. Jeigu pažadi niekam nesakyti. Ši frazė nuskamba tuomet, kuomet žinai, kad kažkas jau labai slapta. O kai būna kažkas labai slapto, panašu. Žinoma, 2 pėdučių ir lygiai tiek pat letenėlių garbės žodis. Hop! Pūkiniais delnais pridengdamas lūpas, į viršų stryktelėjo pūkelis. Hop!
Šiam paantrino meškiukas, savas lūpas pridengdamas šokoladinės plyteles primenančiomis letenomis. Tai ženklas, jog niekas be jų dviejų šios paslapties nesužinos. Ežiukai iš tikrųjų yra pienės pūkeliai. Ko? Tikrai, žiūrėk. Šokteldamas nuo vieno didžio plauko ant kito, nuo šio ant dar kito, pūkelis jau buvo ant meškiuko nosies, kai tyliai paklausė. Kiek mane puošia pūkelių? Nežinau. Nežinai, bet juk pamatęs vis tiek apibūdintum kiek. Ko? Na, vienu žodžiu. Daugi, taip? Taip. O kiek ežiukas turi spygliukų? Irgi tiek pat. Daug. Tai va, pasididžiavimo neslėpė pienės pūkelis. Nieko nesuprantu. Kai būnu nesuirzęs, būnu toks, kokį regi dabar. Bet jeigu kas nuskriaudžia mano artimuosius, ar tuos, kurie man be galo brangus, tampu liūdnas. O liūdesys visus pūkelius sustingdo ir šie tampa datėlėmis. Po kelių akimirkų atsiranda nosytė. Ir vien tik tam, kad užuosčiau, kur yra toji niekam bereikalinga erdvė, kurioje galima iš visų spygliukų išpurkšti iš draugo sugertą liūdesį, kad jis daugiau niekada nesugrįžtų, kad daugiau nė vienam nepakenktų. Juk sako, liūdesys prislopina net saulės šviesą. O ką jau kalbėti apie žemės gyventojus? Tai tu nori pasakyti? Tok savo leteną. O, negaliu. Gali, taip reikia. Aš noriu, aš žinau, kad galiu padėti. Aš pasiruošęs. Galų gale, tai mano pareiga. Juk matai, mano namai laikini. Daugelis pūkelių taip ir išskrenda į žemės netlikę savosios misijos. Misijos? Su savimi išsinešti liūdesį. Ne, aš ir pats galiu juo atsikratyti. Taip. Visą rytą tik girdėjome, kaip juo atsikratai. Šįkart juoko negalėdamas sulaikyti, švelniai prajuko pūkelis. Tuo metu pūkelis netyčia, ne pats to nepajusdamas, nuslydo nuo meškiuko nosies tiesiai ant šokolado plytelę primenančios letenos. Ir neprireikė nė sekundės, kaip vienas pūkelio pūkelis tapo spygliu, o paskui jį ir visi kiti. Keisčiausia, kad jie Tidžiui nedūrė, nors ir atrodė dygūs. Jei gali, pūstelk į mane, tyliai paprašė pūkelis apstulbusio meškiuko, kuris negalėjo nepaklusti paskutiniam mažojo draugo prašymui. Paskutiniam, nes mažylis nuo šiol jau nebebus pienės pūkelis. Nuo šiol jį visi vadins ežiuku, po mišką pasklis nauja žinia. Atsikraustė dar vienas spygliuotas gyventojas. Ir tik meškiukas žinos, kad tai nepaprastas ežiukas. Tidis prisilenkė prie pūkelio spyglių, pūstelėjo švelnų šiltų vėjeliu ir kaip mat, iš spyglių išlindo nosytė, akys. O šį neįtikėtiną stebuklą palydėjo tylus ir be galo mielas puškavimas. Aš tau visada liksiu skolingas. Ką? Paklausė vieną antakį kilstelėjęs ežiukas. Atsiprašau, gal galėtumėte mane nuleisti žemę? Čia labai jau aukštai. O be to, turiu nemažai darbų. Meškiukas iškart suprato. Ežiukas nė nepamena, kas buvo prieš kelias akimirkas. Štai kodėl visas miškas nežino, kur
išskrenda pūkeliai ir kodėl taip dažnai į mišką atklysta ežiai? Didis kaip tiltą atsargiai nuleido letenėlę prie žemės ir ežiukas nupūškavo savo keliu. Ieškoti erdvės, į kurią niekas neužklysta, kurioje galės amžiams palikti iš meškiuko pasiimtą liūdesį. Ne veltui miške sklinda legenda apie liūdesių salą, kurios niekas nėra matęs. Pasirodo, ją žino, ją mato ežiai. Tik iš jos išeidami užmiršta, kur ji ir kodėl joje lankėsi. Didis dar ilgai neužmirš šios dienos. Dienos, kuomet pasijuto ne tik reikalingas, bet ir mylimas mažo, švelnumą spinduliuojančio pienės.